Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Dominykas dvasių karalystėje. 6 dalis. Vakare, kai arklių šeimyna sugula po tankiom eglių šakom, kai medžių viršūnėse užsnūsta nuo žaidynių pavargę fazanai ir voverytės, o danguje pateka tūkstančiai žvaigždžių, tėvai sako savo sūneliui: Domuk, prieš miegą visada pakelk akis į dangų ir pasikalbėk su žvaigždėmis. O kam to reikia? Jos labai senos ir išmintingos, bet to kiekvieną vakarą jos dainuoja kosminės lopšinės. Jeigu gerai įtempsi ausytes, išgirsi jų giesmę, o šios žvaigždžių dainos visada padės tau nurimti, užmigti ir susapnuoti gražų sapną. O ką dar tos žvaigždės moka daryti? Ausim karpo arkliukas. Jei kada sirgsi ar būsi kuo apsinuodijęs, jos padės tau pasveikti. Negali būti. Kaip? Tai reikia atsistoti prie Sietyno žvaigždyno, užsilipus ant aukštesnio kalno ir laukti, kol prieš pat rytą iš Sietyno pradės krapnoti sidabro lietutis. Žvaigždės nelyja, nemeluokit. Mes ir nemeluojam, kitos žvaigždės iš tiesų nelyja, jos tik dainuoja ir kalbasi, bet iš Sietyno paryčiui ima birėti sidabrinės dulkės, jos persmelkia kiaurai ir išgydo visas ligas, tik tai svarbu iki paryčių neužmigti. Taip Dominykas ir auga, rūpestingai tėvelio prižiūrimas. Daug ką pamato, prisimena Dominykas apsilankė šioje vaikystės saloje. Daugybę nuotykių, žaidimų, netgi pasakų, kurias tėveliai sekdavo jam prieš miegą. Štai regi ir tokį prisiminimą. Jau paaugęs Dominykas niekaip nenori eiti miegoti. Tėveliai ir gražiuoju prašo ir parėsi: Vaikai naktimis privalo miegoti. Be pasakos neužmigsiu, sako kumeliukas savo tėveliams. Ir kokią tau pasaką pasiekti? Klausė mama. Apie princesę ir princą. Bet tu mus ir taip pažįsti. Ne apie juos, papasakokit apie kitus princus, kitokius. Kokius dar kitokius? Na, tarkim, apie voverę ir fazaną. Ir pradeda mama sekti. Kartą tolimoje gražioje šalyje, kurią visi vadino didžiąją voverystę ir kurios nerasit jokiuose pasaulio žemėlapiuose, gyveno nuostabaus grožio voveraitė. Ji buvo šių miškų karalaitė ir valdė vakraštę karalystę, kadangi jos tėtis, didysis Girių karalius voverių voverys didysis ir rudasis, prieš pat savo mirtį užrašė dukreliai visą savo turtą. O koks tos karalaitės vardas? Teiraujasi Dominykas. Jos vardas nuostabiausia voverių voverė. Taip jie pavadino miško žvėrelį ir paukštelį, kadangi šios karalaitės grožiu ir negalėjo atsispirti nei vienas jų sutiktasis. Vos tik pastebėjus voverės akių žvilgsnį, jiems atvipdavo žandikaulį ir jie likdavo stypsoti su akmenyje, tarsi išvydę pasaulio stebuklą. Miške nebuvo nei vieno gyventojo, kuris nebūtų jos pamilęs. Todėl voverių voveriai buvo be galo lengva valdyti savo į mišką. Jos nurodymų visi klausė su didžiausiu malonumu ir jausdavosi ypač pagerbti, jeigu jaunoji karalaitė paprašydavo ką nors padaryti miško labui. Briedžiai tuoj puldavo ragais grėbti šiukšlių, lapės uodegomis pašaluodavo takelius, o varnos nuo medžių nupūsdavo senus rudeninius lapus. Nors bemaž visi miško gyventojai voverių voverę buvo įsimylėję iki ausų, ji gyveno atokiai viena savo pati. Ir niekam savosios širdies atiduoti neskubėjo. Jos rūmai buvo toli didžiulė ežero saloje, kurioje augo tūkstančiai įvairiaspalvių gėlių ir kvepiančių žolelių. Kartą per mėnesį jie atplaukdavo iš salos į mišką savo karališkuoju laiveliu, atsisėsdavo dailiame soste tarp ąžuolo šakų. Čia išklausydavo miško gyventojų, išspręsdavo jų ginčus, duodavo nurodymus, kaip ką dirbti ir gyventi toliau. Ir štai kartą į didžiąją voverystę atklydo nematytų šalių paukštis. Galingas išvaizdus plunksnas pasidabinės ryškiom karališkom spalvom. Tądien sargybą ėjusios varnos rado jį pamiškėje, sužeista ir leisgyvė, palaužtais sparnais. Išsigandusios tuoj žinią voverių voverį nusintė. Toji liepė nelaimėlį skubiai nešti prie ežero ir valtelę atplukdyti į pilį. Princesė ėmė slaugyti sužeistą paukštį, jos sparnus sutvirtino medinėmis lentelėmis, stipriai pririšo jas prie lūžusių sparnų, idant šie kuo greičiau sugytų. Maitino jį gydomosiomis žolėmis, dainavo dainas, smilkė kvapniaisiais kadagiais. Kol voverė sužeistą fazaną gydė, kol dainavo jam savo protėvių dainas, tas ėmė ir karalaitė įsimylėjo. Pamilęs netruko pasipiršti. Geroji mano slaugytoja, gražioji mano karalaitė, jeigu ne tavo gailestinga širdis, būčiau nugaišęs kur nors pakrūmėje. Dabar, kai tu mane išgydei ir vėl galiu skraidyti, nebežinau, kaip elgtis toliau. Jaučiu,
kad tave be galo pamilau. Ir bėda, nebeturiu kur grįžti, nes mano tėviškė sudeginta, svetimos kariuomenės užimta, leisk man pasiūlyti tau savo sparną ir širdį. Jeigu sutiksi tekėti už manęs, būsiu be galo laimingas. Jei atsisakysi, nesiskūsiu ir savo buvimu tavęs nebekankinsiu. Iškeliausiu, kur akis mato, susirasiu ramų užutėgį ir baigsiu ten savo dienas tavo gražias akis prisimindamas. O voverė tuo ir sako: mielasis vaivorykšti, ačiū už tavo šiltus jausmus, neslėpsiu ir aš nesu tavo abejinga, tačiau tekėsiu už tavęs, jeigu priimsi vieną mano sąlygą. Priimsiu visas sąlygas, nes negaliu be tavęs gyventi. O tu neskubėk, pirmą išklausyk, kokia bus mano sąlyga, tada ją apsvarstyk. Klausau tavęs, mano akių šviesa. Viską išpildysiu, tik tai sakyk greičiau. Sąlyga tokia: mes gyvensime ne tose pačiose rūmuose, netgi ne toje pačioje saloje. Aš turiu labai daug žemė ir miškų, man priklauso daugybė karalystės ežerų ir upių. Gausybė medžių, sodų ir pievų, pastatysiu tau rūmus kitoje savo karalystės pusėje. Pala. O kokia prasmė tada tuoktis? Nustebo karališkasis fazanas. Kas man iš tos meilės, jei negalėsiu tavęs matyti, kada tik panorėjęs? Išklausyk, mielasis, iki galo. Nusiminusi draugą ramino voverė. Mūsų meilė turi būti karališka. Neturime būtinai tupėti greta vienas kito, tarsi kokiame narvelyje. Meiliai reikia laisvės ir erdvės. Duosiu tau tiek erdvės, kiek tik aprėpt pajėgsi, pakilęs į dangų. Ir pati jos turėsiu į valias. O kas iš to? Įsivaizduok, kartais netyčia mūdu kur nors susitiksim, visiškai atsitiktinai, ir tada aš pasikviesiu tave į svečius, tu paragausi mano sodo vynogių, pasmaguriausi riešutų, saulėgrąžų, o kitą kartą galbūt ir tu pakviesi mane. Ar tinka? Nemanau, kad tavo sumanymas yra pats išmintingiausias. Liūdnai svarstė vaivorykštis. Gyvendami atskirai mes užmiršime vienas kitą, tu susirasi naujų draugų, draugių. Ir gerai. Kas gerai? Nustebo fazanas. Nes tuomet ir paaiškės, ar mūsų meilė buvo tikra, ar buvo ji amžina ir beribė. Ne, man toks pasiūlymas netinka, atsiduso karališkasis fazanas. Geriau pamiršk mane. Ir pakilęs nuskrido, mojuodamas galingais sparnais ir galvodamas apie paliktą mylimąją, kurios jau niekad nebegalės pamiršti. Visos tėvelių pasakos Dominykas tąkart ir neišklauso. Saldžiai užmiega ir sapnuoja tolesnius voverės ir fazano nuotykius. Susapnuoja net ir laimingą pasakos pabaigą, o paryčiui jį pažadina išgastingas mamos baksnojimas nosin. Kelkis, sūneli, pavojus, turime bėgti iš čia. Dominykas pašoka ant kojų ir regi, kad visa arklių kaimenė kažko sunerimusi išsigandusi. Visi jau seniai ant kojų baimingai blaškosi po miško laukime, o tarp medžių šmėkščioja juos supantis arklių gaudytojai. Sekit paskui mane, sužvengė be baimės Dominyko tėtis ir visi kaip vienas pasileidžia paskui jį. Princas pasuka tiesiai link užpuolikų. Tie matyt nesitikėjo tokio puolimo, atšoka į šonus ir kaimenė laimingai pralekė pro juos, tik dulkės į šonus pažyra. Tačiau dulkėms išsisklaidžius paaiškėjo, kad toli gražu ne visi žirgai laimingai paspruko. Pievoje liko pasimetęs mažasis Dominikutis. Ir ne vienas, pamačiusi, kad anūkėlis nespės pasprukti, su juo pasilieka ir geroji močiutė Domicelė. Paskui juodu užrakinami į narvą ir plukdami laivais į žemyną. Į kažkokį uostą ten juos veda į turgų ir parduoda barzdotam ūkininkui, o tas Dominyką ir Domicelę parsiveža į savo ūkį ir paleidžia ganytis kartu su kitais žirgais į aukštatvorį aptvarą. Ir regi toliau Dominykas savo užmirštąją vaikystę, kaip jie gyvena tame ankštame aptvare, nežinodami, kas jų laukia. Pamažu juos pratina klausyti komandų, nešioti balną ir pasisodinus ant nugaros žmogų lėkti miškais bei laukais. Bet štai vieną dieną mato žirgai. Pas barzdotąjį šeimininką atvyksta daugybė svečių, visi dainuoja, linksminasi, išsiskirsto tik vidurnaktį. Tačiau ne visi. Lieka šeimininko pagalbininkas, jo ištikimas tarnas ir juodu kažko pradeda garsiai ginčyti šūkaliuoti. Ir štai šeimininkas pagautas įsiūčio stveria akmenį ir meta pagalbininkui į nugarą. Tas išsigandęs pabėga, o akmuo lieka gulėti kiemo viduryje. Kitą rytą ateina šeimininko dukrelė ir pasibalnojusi Dominykas sėda ant jo pajudinėti. Tačiau nei jie, nei Dominykas nepastebi ant žemės gulinčio akmens. Arklys nevėkšliškai suklumpa ir griūva ant nugaros po savimi prispausdamas ir šeimininko dukrą. Tas suklykė, bet jo šauksmą niekas neatsiliepė. Šeimininkas matyt ilsisi po vakarykščių linksmybių ir barnių. Netrukus išgirdęs mergaitės aimanas pagalbon atlėkė vakar naktį primuštas iš šeimininko tarnas. Jis tveria sužalotą kruviną mergaitę ir neša į trobą. To iš ten išbėga paklaikė šeimininkas su šautuvu rankoje ir rėkė: Kur tas koin palaikęs, to jau aš jį nušausiu.
Dominikai, bėk kiek tik gali. Mama išgirsta Dominikas perspėjantį močiutę šūktelėjimą ir pasileidžia į artimiausią miškelį, kiek tik kojos neša, o kulko švilpia pro ausis, tačiau ne viena arkliuko nepasiekė. Jau lėkdamas miškais Dominikas išgirsta, kad kažkas vejasi. Pavys šeimininkas ir nušaus, mąsto bėglys, bet už nugaros pasigirsta uždususios močiutės balsas. Niekad nežinau, kad tu toks greitas, niekaip negaliu pavyti. Paskui juodu keliauja naktimis per girias, pelkės, kalnus, dienomis slapstydamiesi pamiegodami, kad tik toliau nuo tos nelemtos vietos. O persekiotojai vejasi lipa ant kulnų. Ir štai vieną naktį jiedu lėkdami per kalnus išgirsta vis artėjančius gaudytojų balsus. Patamsy mato Dominikas, kaip grakščiai jo močiutė peršoka platų kalnų tarpeklį ir atsistojus kitoje pusėje ragina. Paskubėk, nukėlė šok, antraip mudu tuoj sugaus, o už šio tarpeklio jau būsime laisvi. Dominikas užsimerkia ir šoka, tačiau paskutinė akimirka suabejoja ir priekinėmis kanopomis atsitrenkęs į kitą tarpeklio kraštą, ima slysti, kristi ir riedėti į prarają. Vartosi per olas, daužosi, kol nukrenta į tarpeklio dugną. Be amo. Dabar pamato ir prisimena Dominikas, kad tuosik jam labai pasisekė, neužsimušė, nieko nesusilaužė, tik atmintį prarado, sutrenkęs galvą. O persekiotojai naktį nieko ir nepastebėjo. Nei arkliuko nukritusio nuo olos, nei jo močiutės, kuri tuoj nusileido pačion ir puolė apalpus senuką gyvinti. Vargais negalais išgydė, tik atminties sugražinti taip ir nepavyko. O gal močiutė ir nesistengėjo sugražinti, kam prisiminti tiek skaudžių dalykų. Paskui jie keliavo toliau, kol vieną dieną atklydo į tokią gražią pievą ir pamatė jos viduryje augantį milžinišką ąžuolą. Čia ir gyvensime, čia būsime visiškai saugus, nusišypsojo močiutė. Aplink vien gūdūs miškai, pelkės, niekam net į galvą neteis mūsų čia ieškoti. Apsidžiaugė Dominikas. Neveltui atvyko į vaikystės prisiminimų salą. Juk čia jis sužinojo keletą svarbių dalykų, rado tėvelius ir sužinojo stebuklingą būdą pasveikti. Tai štai dėl ko krokodilas mane siuntė į šią prisiminimų salą. Viskas turi lėkti atgalios, nes tos kelionės kosminės minutės tikriausiai jau bus pasibaigusios. Pūkštelėjo vandenin Dominikas ir pasileido pasroviai. Srovė taip greitai nešė, kad vos spėjo kojomis mataruoti, o upės pakrantėse ir vėl ėmė šmėžuoti pažįstami vaizdai. Apsigyvenimas ąžuolo pievoje, varlės pažintis rugiagėlė, ditirambai, vėl kaitrioji diena, vėl apsinuodijimas ir vėl dumble murksantis krokodilas Saturnas, kuris pramerkė akį ir klausė nustebęs. Taip greitai, regis prabėgo tik vieną kosminę minutę, ko taip skubėjai, juk sakiau, kad turi 5. Viską jau sužinojau, dėkoja Dominikas, tik vieną nesupratau, o kur mano tėveliai yra dabar, ar jie jau perplaukė užmaršties upę ar dar ne? Ne, ant savo nugaros dar nesu perkelęs. Galva purto Saturnas, tikriausiai jie ir pasiliko toje saloje. Turėtų būti labai seni, norėčiau kada jas pamatyti. Turi dar kelias kosminės minutėlės, tad ir liek nedelsdamas, suirzgė krokodilas. Ką žinai, o gal jiems reikia tavo pagalbos, gal dėl to ir atsibastėjai šitą užmirštų dvasių karalystę, kad padėtum jiems. O į žemę nepavėluosiu? Nekantrauja Dominikas. Niekur nepavėluosi. Lėk, skubėk, mano mielas bičiuli. Išties nelaikas dar buvo mudviem plaukti per užmaršties upę. Linkteli krokodilas ir iš jo akių išrieda 2 didelės ašaros. Tik šį kartą ne iš skausmo, iš džiaugsmo. Iki kito gero karto. Pala, o kaip aš rasiu tuos savo tėvelius? Močiutė Domicelė padės veikam, juk ji dar irgi neperplaukė per užmaršties upę, jaučiu, ji turėtų būti kažkur netoli. Jau skrydama žemės link Dominikas pajunta, kad šalia sklendžia ir ištikimoji palydovė močiutė Domicelė. Močiutė, aš buvau pas Saturną, jis leido man grįžti į žemę ir dar truputį pagyventi, netgi receptą sužinojau, kaip pasveikti. Nuostabu, anūkėli, kažkoks neįprastai geras tas mūsų Saturnas šiandien. Pakraipo galvą močiutė Domicelė ir nuskrieja paskui anūką. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.